Sveiki visi, dabar yra 7:30 ir keliaujam nardyt Kalpitijoje. Šiandien buvo pirmųjų tokių dienų, kai labai jau pavargom nuo veiklų. Vakar kaip ir sutarėm nardymą, tai šiandien ryte nuėjom ten 8 valandą ryto. Vietoj matuojamas. Kol viską susižiūrėjom, visas aprangas, batus, ten BCD susitvarkėm, pasidarėm tą briefingą aptarimą, kaip kas kur nersim, kaip nersim, prisiminėm tos visus ženklus, kad tarpusavį galėtumėm susišnekėti po vandeniu ir išplaukėm prieš 9. Su dar 2 vokiečiais ir 1 prancūzė. Jie irgi prieš kelias dienas atvyko turbūt su to pačiu reisu. Ir pirmoji stotelė buvo Inkaro rifas. Taip, matomumas pirmą kartą buvo 18 metrų. Turbūt vienas didžiausių, ne? Mes nesam niekad nardę prie tokio, net buvo sunku suvokti, kad po vandeniu gali tiek daug matyti ir tos žuvis tokios ryškios, nes mums dažniausiai nelabai pasisekdavo. Girdėdavom istorijas, kad va, čia vakar nardėm, vos ne 20 metrų matomumas, matėm tą ir mes kitą dieną išplaukėm nerti ir mums visiškai kitaip nieko nematėm. 5 metrų matomumas būna kaip siena, matai tiesiog. Tai labai nustebino. Pirmą kartą pasijutau tokia, kaip toks buvo tolygus rifas ir atrodė, kad grinai akvariume nardytum, toks tarp tų žuvų ir jų tiek daug, labai toks gyvas jisai ir priplaukia ir tos žuvis, jos tiesiog chill būna, žiūri tave. Nebailios. Ir labiausiai patiko unicorn, vienaragio žuvis. Aš iš pradžių nesupratau, apie ką jie šnekėjo instruktorius su kitais nardytojais, bet kai pamačiau iškart tapo aišku, supratai iš karto, ne kodėl kad čia būtent šitą žuvis. Vienaragis, kadangi jau senai nardėm, visi pasimiršo įgūdžiai. Pribėgo vandens šiek tiek į kaukę ir galvoju, nu gerai, reikia išsileisti. Dar prieš tai su Laura kalbėjom ir galvojom, blemo, kaip čia taip tos sakinius prasivalyti reikia. Nu kažkaip sakau, išeis, vienai pabandysi, kitaip nepavyks. Nu gerai, pabandžiau, iš viršų prikėliau, kad išeitų. Pribėgo, galvoju, kažkas ne to, apačiai prasidariau, dar daugiau prabėgo. Lemba, žiūriu, nieko nebematau. Sugalvojau, iš viso akinius susėmiau, užsidėjau, pilna vandens, nieko nematau. Tik tais instruktoriaus matau ryškiai tokią
žydrą maikę. Tai sustojau prie jo, parodžiau, kad akiniams yra negerai. Parodė, jis priminė man, kaip išsipūst orą iki iš akinių. Tai iškelinto, kokį 2-3 kartą pavyko. Ir tada jau galėjom tęsti nardymus. Bet iš pradžių toks nejaukus momentas, kai atrodo nusimsi akinius, tu viską matysi, bet iš tiesų nieko nesimato. Panardėm, tada turėjom 45 minučių pertrauką, kad atsigaut, vandens atsigert ir nėrėm į antrą vietą, tai Barakudos akmuo. Ten iš pradžių matomumas buvo žymiai prastesnis, tai nieko gero nežadėjo, bet po to paplaukus jisai pagerėjo ir tapo gal 10-15 metrų kažkas tokio. Tai... Ir ant galo net daugiausiai žuvų turbūt buvo. Gūsiai. Labai bandos tokios didelės žuvų buvo. Ir tų vienaragių jau tada matėm vienoje vietoje kokie 20. Nu ir pabaigėm to pasiplaukėjimus. Jau buvo man likę kokie 3-4 barai iš 200. Čia turbūt pirmą kartą tai buvo, nes šiaip niekur neleidžia. Labai mažai buvo, jo. Jau aš žiūriu ir vienu momentu jau nesupratau, ar man jau oro trūksta, bet čia buvo pasąmonės dalykas. Bet jau mačiau, kad jau linksta link nulio visiškai. Bet jau ir prie pat buvo... Prie pat paviršiaus mes buvom, tai todėl būtų pats išnėris. Taip. Tai va, tiesiog išlipom ir plaukiam jau atgal link nardymo mokyklos. Ir mes matydavom, kad čia visada tos valtys įsibėgėja ir užčiažia tiesiog ant to kranto. Tai mūsų tas kapitonas irgi tą patį darė, bet turbūt dieną prieš per daug persistengė, tai šį kartą taip lengviau, mažiau to gazo paspaudė ir... Užlipom ant to smėlio, bet ne tiek, kiek įsivaizdavom. Tai... Jis, matai, dėl to turbūt, nes po to išplaukė jis. Tai norėjo išsistumti, o po to po mūsų, kai atvarė. O ten tai dėjo. Kokia 10 metrų į krantą išvarė. Tai va, ir šiaip įdomus faktas, kad prieš neriant mes turėjom pasirašyti lapukus, vardas, pavardė, ten nardymo licenzijos numeris ir turėjom prisistatyti jūros karininkam ar jūros karininkų postui kažkas tokio, kad jiems susimoka pirmą ir tada tik tai mes galim, tarkim, plaukt nardyt. Nu, tu turi prasinešti tai. Ir čia vyksta su visais turais ir jeigu plauki delfinų pažiūrėti ar banginių pažiūrėti, visi turi suregistruoti ir susimokėti mokestį. Ten gal 8 ar 10 dolerių žmogui kainuoja. Šiaip nardymas, vienas nėrimas vienam žmogui 35 eurų kainuoja. Bet nėrimai 2 visada būna, tai žmogui 70. Tai va, grįžomės, papietavom ten vietoje. Pas jo mamą. Iš karto paklausė, ko norite, ar kalmarų, ar krevečių. Sakom, krevetės mėgsta. Vakar ir taip kalmarų valgiau, tai greitai mama nuvarė jo, paruošė ten per 15 minučių, užsipildėm knygą nardymo ir jau vietos buvo parašti. Taip, tai grįžom, palsėjom ir dabar atėjom palydėti saulės. Tai va, šiandien tiek. Ką darai? Eisim pavalgyti vakarienės. Dar tikiuosi, kad atrašyti dėl kaitavimo. Reikia susirasti taksą dar kitai dienai. Užsibukinom nakvynės. Sigirijoje. Tik tais reikia susirasti, kas nuvežtų iki jos. Nu, bet tikimės geriausia. Kitose video pamatysit, kaip mums sekės įgyvendinti mūsų planą. Gerai, viso.
Tai va, šiandien pusryčiaujam, vėl ten pat Ocean Resort View Beach. Sukeičiau. Kaip vadinasi? Ocean View Beach Resort. Aja. Gerai, labas rytas visiems. Šiandien pusryčiaujam Ocean Beach View. Jau? Gerai, labas rytas visiems. Šiandien pusryčiaujam Ocean View Beach Resortą, kur ir apsistojom 4 dienom. Tai šiandienos tikslas yra papusryčiauti, kaip ir matote. Ir taip pat užsisakėm kaitavimo instruktorę. Keliom valandom atvyks mūsų paimti su tuktuku, viską suderinom. Tai tikimės vėjo ir gerų kadrų. Arba be kadrų. Arba be kadrų. Greičiausiai be kadrų. Štai ir grįžome po kaitavimo. Kaip sekės, Laura? Kas kaitavo, kas nelabai. Šiaip ryte išvažiavom, mums užsakė tuktuką, bet reikėjo pasirodo už jį susimokėti, tai sumokėjom 2000 rupijų, ne? Atgal važiuojant jau pinigų jis neėmė, jau sako viešbutį sumokėjo. Tai gali būti, kad ir į priekį viešbutį sumokėjo, bet jis norėjo biškį pasimti pinigėlio. Nes čia jų kainom tai ganėtinai daug čia buvo, nes mes nuo Putalamos iki čia važiavom už 5000. Už 5000 valandą važiavom. Jo, čia pavažiavom 15 minučių, bet tiesiog tas kelias duobėtas labai ir toks kaip žvyras, vietomis labiau išasfaltuotas, todėl labai lėtai važiavom. Bet jeigu, tarkim, važiuotumėm normaliu greičiu, tai mes žymiai greičiau atvažiuotumėm, bet kadangi vykom iki kaitavimo tos mokyklos vietos, tai čia... Margarita Village vadinasi. Darom prielaidą, kad galvoja, kad va kaituotojai turi pinigų, nes kaitavimas nėra pigus sportas ir gali pasipelnyti. Va, atvykom, palaukiam šiek tiek, atsigėrėm kavos, aš atsigėriau kavos. Išplaukėm su valtim į kitą lagūnos pusę. Išplaukėm į kitą pusę.
darai? Kur viską susižiūrėjom, įrangą, susimatavom. Ir bėgom pusės aitvarų. Taip ir įsiputėm. Ir buvom su atskirais instruktoriais. Abu turėjom po 12 valandų mokymų Baltijos jūrai. Ir kai čia atvykom, galvau, čia bus tas flat water, lygus vanduo ir gal kažkaip kitai bus. Bet kažkaip aš vis pamesdavau talentą, tai man reikėdavo tas body dragus daryti, po to atsišovė kaitas iš vis pats, tas chicken loopas. Pats? Nieko nedariau. Būtent? Tai va, būtent. Ir aš belė kiek laiko praradau, tai tiesiog plaukiau iš vieno galo į kitą galą lagūnos, tai mačiau, kad Rokui sekės, tai džiaugiausi už jį. Aš tiesiog chill buvau, švengiau, bet sakau, body drago pamokos irgi gerai. Tai buvom sutarę 2 valandas, bet mane laikė 2 valandas 25 minutės, tai reikėjo susimokėti ne 200 eurų, o 225 eurus. Šiaip šitam krašte kainos svyruoja nuo 40 eurų iki 60-70 už valandą. Tai pas mus už valandą buvo 50 eurų. Ir šiaip mokytojai daug iš Europos yra. Tai Laurai pasitaikė. Mano buvo iš Šveicarijos. Manuel. O mano vietinis buvo Šafrų gal, Safrų, kažkas tokia vietinis bičelis. Jo, ten daug buvo kaituotojų. Gerai, kad pasiėmiau droną, pakėliau, labai geri vaizdai, dabar galbūt juos ir matot. Po to grįžom su to pačiu tuktuku, bet kaip ir sakėm, pinigų nebeėmė. Tai nežinia. Labai greitas. Tai va, ja, o dabar tai derinam reikalus su vairuotojui dėl rytojaus. Rytoj išvykstam į Anuradhapurą. Ir vakar į Facebooką įdėjau kelias grupės, kad ieškau vairuotojo, bet niekas nepatvirtino žinutės. Vakar vakare apie 12-11 patvirtino jau ir ryte atsikėliau su labai daug žinučių. Kas eina vana čia. Arčiau. Čia eina. Va tiek žinučių. Ir atrodo, kad suradom kažką, kas nuvežtų mus rytoj į kelias lankytinas vietas ir išmestus į Girijoje. Kilsim į Šrilankos. Mes esam dabar šone, tai kilsim per viršų ir darysim tą ratą, vadinamą. Round tripą. Šrilankos ratą. Tai va, tai toks iškart intensyviai panardėm, pakaitavom tos pagrindinius
pasidarėm ir dabar jau prasidės šventyklos, miestai, haikai. Ir paplūdimiai. Taip, gyvenam čia tą vietoje nakvynę 22,5 €. Su pusryčiais. Su pusryčiais, tai čia dabar pietus valgiam. Tai labai skanus, Rokas pabandė nasi goreng. Pirmą kartą. Ne Indonezijai, Šrilankai. Ruošiasi Indonezijai. Jo, ruošiamės. Tai va. Šiaip patarimas, kai pirksite, nuomositės kažkokią vietą, tai pasitikrinkite per mobilią programėlę Bookingo, nes ir dabar sutaupėme kokią 15 € vien dėl to, kad per Bookingo programėlę telefone pasinaudojame. Kalpitijoje šiek tiek galbūt skiriasi kainos, nes čia atvyksta daug tų turistų, kaituotojų būtent. Jos yra šiek tiek keltos, nei tarkim kažkokioj kitoj vietoje. Bet tos kainos nėra didelės pagal mus ir šiaip tos kainos labai gali būti skirtingos. Vienam tu gali atsigerti sulčių už 3 €, o per tvorą perėjęs jau 1 € kainuos. Tai čia priklauso, kur pataikysi, kur išsirinksi. Šviežių sulčių kaina 2 €. Šviežių sulčių kaina 2-3 €. Patiekalo kaina svyruoja tarp 5 ir 8 €. Valgėm kalmarus, tai kainavo tik 8,5 €. Jų tie vietiniai kariai visai nedaug kainuoja, bet galbūt irgi nuo vietos priklauso, nes kai kur pigiau, kai kur šiek tiek brangiau, bet... Makaronų vakar valgėm 4,5 €. Noodles. Labai skanu. Taip, tai galima rasti visiems poreikiams. Prieinama kaina. Tik reikia paieškoti biškį, o ne papult ant pačio pirmo. Tai va, ryt išvykstam 7 ryto, paliekam Kalpityje. Šiaip gera vieta čia buvo, prie pat paplūdimio, kokosus galima ranką pasiekti. Bet judam toliau, įsivažiuojam į kelionę, jau nusivilam šiandien. Kremai nepadėjo, bet judam toliau. Raudonuosi. Prenumeruokit, komentuokit, ką norit sužinoti galbūt, ar turit klausimų. Ir viskas. Viskas.